Sala yra Anglijos sala Bristolio kanale. Ji yra Devono apskrities Torridge rajono dalis. Sala yra apie 5 km ilgio ir 1 km pločio. Lundy sala turi ilgą ir įtemptą istoriją. Archeologiniai tyrimai atlikti saloje aptiko nemažai bronzos ir geležies amžiaus gyvenviečių pėdsakų. Tamsieji amžiai po Romos imperijos žlugimo paliko Lundį apgaubtą mitų ir legendų. Istoriniai įvykiai prasidėjo po normanų užkariavimų. Gerokai daugiau nei 100 metų Lundį buvo De Marisko šeimos namais, kurių palankumas valdantiesiems monarchams tai augo, tai blėso, o žemiausias taškas buvo tada, kai 1242 metais Viljamas De Marisko buvo pakartas ir po to ketvirčiuotas už išdavystę. Sekančius 600 metų sala buvo plėšikų, įskaitant barbarų piratus bazė, karaliui Karoliui I ištikimas įtvirtintas forpostas ir išradingos kontrabandos operacijos centras. 1833 metais Lundyje gyveno 10 žmonių, viena šeima gyveno kotedže ir 4 švyturyje, kurį 1819 metais pastatė Trinity House prižiūrėtojai. Tuo metu sala priklausė 2 džentelmenams, ponams Matravers ir Strife, kurie tariamai laimėjo ją kortų žaidime. Šiuolaikinė istorija nuo 1834 metų iki dabar. Hudsonas Hevenas buvo Gloucestershire verslininkas, susikrovęs turtus iš Jamaikos pavergtų žmonių plantacijų, kurias jis paveldėjo iš savo krikštatėvio. Jo siekis visada buvo turėti salą. Kai 1834 metais jis gavo 11 711 svarų sterlingų vyriausybės kompensaciją už pavergtų darbininkų emancipaciją, jis nusipirko Lundį už 9870 svarų. Per 85 šeimos nuosavybės metus buvo pastatytas paplūdimio kelias, Milkombe namas ir Šventosios Elenos bažnyčia. Kitas svarbus veikėjas buvo Martinas Kolesas Harmanas, kuris 1925 metais sumokėjo šiek tiek daugiau nei 25 000 svarų sterlingų už salą kartu su gyvuliais ir laivų Lerina. Jis buvo atsakingas už daugelio gyvūnų pristatymą, privačios pašto sistemos sukūrimą ir vienintelį puffin monetų kaldinimo leidimą. Po jo mirties 1954 metais Harmanų šeima toliau valdė Lundį iki pat Martino Koleso sūnaus Albiono Harmano mirties 1968 metais, kai jo žmona ir 2 seserys liko bendrasavininkėmis. Sala buvo parduota su išlyga, kad kas perima Lundį, turi mylėti ją taip, kaip mes. Tuomet National Trust paskelbė kreipimąsi, siekdamas surinkti reikiamus 150 000 svarų sterlingų, o gamtosaugos labdaros organizacija The Landmark Trust pasiūlė ją garantuoti. Vos apeliacija buvo paskelbta, filantropinis verslininkas Jackas Haywardas padovanojo pirkimui reikalingą sumą. Lankytojai gali įeiti į urvą, kuriame kažkada buvo laikomi kaliniai. Pamatyti senovinių laidojimo rūmų lieka mėgstamas kopti į aukščiausio Britanijos švyturio viršūnę. Atpažinti pirmąją kažkada buvusio Lundy golfo aikštyno aikštę, apžiūrėti Georgian patrankas, kurios kažkada šaudė. Raskite prarają, kurią sukūrė 1755 metų Lisabonos žemės drebėjimas, mėgaukitės nuostabiais įlankų, urvų, uolų rietuvių, slenkščių vaizdais vakarinėje pusėje.
Matėte 1941 metais patyrusio avariją ir nusileidusio vokiško Heinkelio šiukšlės, eikite karjero geležinkelio keliu, apžiūrėkite Viktorijos laikų karjero liekanas ir pamatykite niekur kitur pasaulyje neaugantį Lundi kopūstų augalą. Lundi grožis yra tas, kad jis nepasikeitė daugelį metų, tai tarsi žingsnis atgal į 1950-uosius, aiškino salos generalinis direktorius Derekas Greinas. Transporto priemonių yra labai mažai, nėra taršos, nėra triukšmo, daug laukinės gamtos. Tai vieta, kurios nepaliečia šiuolaikinis pasaulis. Landmark Trust, vadovaujamas tuometinio pirmininko Džono Smito, sutiko išnuomoti Lundį 60 metų. Ją atkurti, prižiūrėti bei valdyti ir išlaikyti ją kaip ramią ir nepaveiktą vietą salų gyventojams ir lankytojams. Salos plokščiakalnis, pievos ir viržynai suteikia prieglobstį gyvenantiems ir migruojantiems sausumos paukščiams, o plati pakrantė su ilgomis žolingomis pakrantėmis, aukštomis uolomis ir uolėta pakrante palaiko didžiausią vienos salos jūrų paukščių koloniją Pietų Anglijoje. Pavasarį nuo kovo iki birželio ir rudenį nuo rugpjūčio iki lapkričio yra laikotarpiai, kurie labiausiai domina paukščių stebėtojus. Tuo metu praeina tūkstančiai migruojančių paukščių, o pavasaris taip pat yra veisimosi sezonas, kai saloje lizdus suka iki 35 rūšių paukščiai.
Aplink Lundį yra saugoma jūrų teritorija. Ji viena iš pagrindinių nardymo vietų Britų salose su įspūdingais skaidriais vandenimis, jūrų gyvybės įvairove ir daugybė laivų nuolaužų. Iki šiol užfiksuota daugiau nei 200 nuskendusių laivų, iš kurių 10 yra pripažintos nardymo vietos. Sala turi kompresorių tiekiantį orą ir įrenginius narams, kuriais gali naudotis grupės iš anksto tai užsisakančios. Žvejyba leidžiama beveik visose salos vietose prie prieplaukos su sąlyga, kad žvejojama tik suaugęs, tai yra viršijantis minimalų dydį laimikis ir tiek, kad galėtumėte mėgautis.